Nu ir labą dieną. Šiandien važiavau pasivakščioti į Latviją, palei tokį upį, kad yra vadinamas Bartuva, bet, kaip dažniausiai būna, persigalvojau. Dabar netoli Kartenos, tokiam mažam miestelė arba, sakykim, gyvenvietėje Latpėje. Ir kadangi Facebook'e dabar tavėjai pradėjai smarkiai garsėti, galvoju pasivakščioti kalnų takais. Nu, pat žinot, Lietuvoje kalnų nėra, bet, kiek supratau, čia kažkaip kalneliai yra. Tai va, ir pažintienis taks, ir tos sunkesnis veitas yra pažymėtas raudona. Aišku, yra šias tas takas, kurį pažymėtas raudona, nes jeigu mažvaka praėjant, tai aš toks dėlį tikrai turėčiau praėti. Tai va, liktai dar yra toks dalyks, kad, na, po liūčių ir nuplauti tiltą, tai nežinau, ką reikės perėti į antrą posį, nors žiūrėjau internete filmukus, yra toks rūstėlis liktai nuvertis. Arba iškosėm seklesnį veitą, kur galėtumėm perbrėsti. Ir komentarus skaičiau, kad tas takas būtų gerai per lytų, nes tada pasidaro tokie šiek tiek ekstremalesnį pasivakščiojimą. Ir šiek tiek lien. Ana pažiūrėt, kokie tai kalniuką, kokie tai taka, dedam keporį. Žiūrėsim, kas iš mano kilmų gausias. Pažiūrėk, kiek daug mašinų. Aš jaučiu, kad daug žmonių išėjo į turistinį žygį. Man tą žygį vien. Toks tindėlis yra, kad daug maž įsiaiškintumėm, kur reikėti. Šiaip visus tas kelias veda iki Rūdaičiaus ąžuolą. Ten pagoniškas ąžuolas yra. O niekur nepaklysėm, tai iškart pat pirmoji nuoroda. Kalnų takai. Nu va, norėjau lytaus, tai pradėjai pabėški smarkiau lyti. Nu, žinau dabar kur ėti. Iki Rūdaičių ąžuolą ėti 50 minučių. Kilometrus 800 metrų. Nu, tai čia ir einam. Didžioji dalis žmonių grįžti, tai vadinasi. Buvo, bandysim praėti, nežinau, kiek galės patasy. Nu, nes yra statu ten virvėmis iki bus. Jo, Tai yra biški blogi. Kaip palei iš visų kaip ant ledo. Tai pilna tikų, jo. Nu, rizikausiam. Tokį žmogaus galvau. Tai ar spėjim, kad labas lydu. Nors aš buvau skait komentarus, kad to rizikausiam metį. Karlišlių aukštupėlis. Tikrai dabar kol kas pavadinimą nežinau, galim pažiūrėti telefoninę bent. Nežinau, kaip čia matos. Nes pakankama tums yra. Bet jau pirmas kalnėlis prasidėjo. Statuma, aukštuma, o tas siaubas. Ten reikės įsikabaruoti. Bet kol kas dar nieko baisaus. Taip, tata. Bet man neskubant. Čia niekur nenuskubės iš tikrųjų. Yra vėlius. Įsikėpt kaliam krasnam. Kimbamės. Aš negras. O, siaubas. Ir čia dar tik ta trasa pažymėta mėlyna. Tai kas bus, jeigu reikės ėti per raudoną trasą? Bandant šitą irgi perėti ton trasą. Klausimų kart sudėtinga, aš pasakyk, gal dar nenuėjau šiek tiek. Bet bus reikalų. Gerą, laimingą, iki susimatysim. Pasikalbėjom. Žmonės nusprendė į priekį neti, nes sak pakankamas lydė ir jis nusprendė nerizikauti.
Tiesiog vis nudrebėjau į pakalnį. Siaubas. Nežinau, kaip ten viskas toliau bus. Kol kas. Pažiūrėk, kaip srungs. Kažkoks keliuks. Puikiai gali įsitrumpinti maršrutą. Ir aš galvoju, blemba, jeigu tai nebus to telta, arba tuo medinu vertus į tunopį, reikės grįžti atgal. Nusiaubas. Liek šiltai pasidarė. Mums į kairę. Pum pararam. Oho. Įveikiams dalyks, įveikiams. О, sauliuką. O, tu danga kokia. O. Čia raudonų lentelė nulaužta ir į pakalnę sudėtingesnė trasa. Nu ko, bandysim lėstis, aš manau. Būtų gerai klasdą susirasti. Ai, varysim be lasdos. Vien kapsens dėdė. Bet toks ir esu. Turiu pažiūrėti. Biškį slydė. Wow. Blogiausia, kas gal atsitikti, tai tik ant subinės nukrėsti. Tai apibūn gyvenime. Tai apibūn gyvenime. Baisu. Nu, pagal mašinas tai jo, tai labai daug žmonių. Tokių oro pranešė, kad lietaus nebus. Na, bet tikriausiai visi ir norėjo čia per lyt patekti, nes aš pas labiausiai norėjau per lytų. Aš tai ne. Man ir sausai būtų gerai. Nu, kaip šunėlis, o šunėlis jums. Šunėlis vargo nemato. Nageliai kabinasi. Nu, žinokit, žiauriai įdomi, sakyčiau.
gers. Ir tikriausiai patikam šniūrs, nes dabar bus pats įdomiausias dalykas. Nežinau, ką pavyks nufilmuoti, bet greičiausiai niekur nefilmaus, bet puikiai matus. Kai zigzaga. O, siaubas. Ir dar greičiausiai ten įvarš kažkur reikia slėpti. Na, bandykiam. Ledus tie pat bulinių. Į priekį be šansų. Nežinau, kaip toliau čia dabar. Čia šviesa. Nežinau, kaip nusileisti. O, turiu rupūžį. Bet reik leistis. Tai kur toliau? Siaubas. O, blemba. Gavus kaip gavus. Biškins skambėjo kiekvieną žodžių. Bet prasme gauta iki kelien beveik. O, siaubas. Abe norėsi. Ką? Širdis plak. Nežinau, ką reiks įveikti. Yra katrusėlis yra. Oho. Įsivaizduoju, ką palipti. O, siaubas. Bjauriausia to, kad vieno runko telefons, o su kitur kiptis laikytis. Nežinau, gal bloga matos. Visus telefons. Purvas aptaškyts. Biškai atsikvėpkiam. O, siaubas. Na, abe norėsiu dar kart klausiu. Koks tu šūdas. Pažiūrėkit, koks šniūrs. Murzans. O, siaubas. Iš ten kažkoks pakalnis. Paržygiavom. Reik biškai atsikvėpti. Tikrus mataus. Širdis plak. Kaip patrakus. Šiep. Galvoju. Jeigu pasitaikys dar vieną ta raudona trasa, tai aš jau nebesu tikra. Blemba, kai išlapiai, tai biškai per sudėtinga. Ir dar tikriausiai kapvirtau ant nugaros. Ant kuprėnis. O kuprėniai drons. Reik pasižiūrėti, ar nesulaužiau aš anu. Girdu, vakašnek, tai kažkoks namėlis ir... Blemba. O suntaknų neįsitimpė dar. Šaunuolis. Čia tas ir bagonių ąžuolas. Rūdaičių, katram galėtų būti 400-500 metų. Nu, batašiukiai tokie. Tokie ir negalėtų būti. Tokies keliukas einant. Vienas salkas nagė. Kažkur vienam. Tikus, tas keliuks ved link mašins. Gerai, kad tas šniriuks yra. Gal įsikėpti taip. Ir būtų dar gerai turėti koks pirštins. Nes jeigu kimbys plikas delnas, nėra malonė iš tikrųjų. Rimas Kurtinaitis prašo pertraukėlės. Lietuva ką tik atsilikinėjo tik 4 taškų skirtumu. Dabar iš Jono Valančiūno rankų dar sėkmės. Reikėtų pasitikrinti droną. Kaip mums čia rodo.
turėjau dujų pasijėms. Galvoju pasitaisyti kavus, bet tiesiog nesinori. Žiūrėkim, kaip man draugėlis laikos. Nu, atrodo, kaip viskas gerai. Ten kaip kritau ant nugaros. Blemba žiauriai bijau, kad nesusidaužytų. Skanu. Kepurį šlap, nu kon. Deina su galu, įdėkiam. Blogiausia, kad tilto nėra. Luopi gili. Yra veina vėltis tą rodiklelį. Einam žiūrėti, gal koks tiltoks bus. Prasilinkiau su tokiu vyruku, su moteriška. Sako, gal žinot, ką perlipti. Bet tiltelį jau antrapuosiu opis. Sakau, neturiu žalį supratimą. Pats aiškiau, kaip perėti. Nejaugi tai reikės atgal grįžinėti. O siaubas. Biškai grįžau atgal link tiltą. Ir čia tikriausiai per tų upį bandysim brėsti. Nes kitos išeitis nėra. Šiaučka net batų nesidėsiu. Ten net medis nuvirs, galėt per nunėti. Bet aš jaučiu kiaurą, maraunu, čia viskas. O taip to vakalė. Laiks nusimauti batelius, išsigrėžti, kuojins, išsikratyti, šudėliuoks iš batų. Einu, batą pilni vandens. Velniau. Svarbiausia iki mašinas dasigauti ir mauti namiai. Užtenk tokių pasivakščiam. Reik bišti sustoti. Nu kon, tikus pažiūrėti iki galo, tikus pateka. Tikus patys norės čia apsilankyti, pasivakščiuoti. Tai prašom. Nu tai iki kitų kartų, susimatysim. Ate.